Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų tikslas pagaudyti srovėje karšių. Žvejyba turėtų būti įdomi ir aišku nelengva. Kaip visada. Nėra lengvų žvejybų ir jų nebūna. Tai gal pradėkime nuo to, kaip mes pasiruošėme pašarų. Šalia manęs, kaip visada, Alikas pasiruošė žvejybai man padėti. Ir man labai patinka, kad mes galim dviesi eksperimentuoti. Ir tie eksperimentai visada duoda tikrai gerų vaisių, kad tu kitą kartą žinotum, kaip reikia gaudyti. Tai pradedam nuo pašarų. Pašaras, kaip visada, drėkinamas, ar ne? Ir šį kartą mes naudosim netgi du saldiklius. Tai yra melasa, kuri ir tuština žuvį, ir klijuoja jauką, ir po to jau yra aroma. Tai šiandien būsime dosnus, nes jaukas turi būti sunkus, srovė didelė. Ir jauką sunkina ne tik vanduo, bet saldikliai, kaip melasa, kaip aroma. Tai, kaip visada sakiau, jaukas gaminamas taip, kad pradžioj drėkinu vandenį su melasa, ar ne? Vėlgi drėkinu vandenį su melasa po 10 minučių. Vėlgi drėkinu 3 drėkinimų ir ant galo tada jau dedamas aromatas karšinis Marmakso. Labai teisingi aromatai, pats prisidėjau prie jų kūrybos. Kaip ir prie pačių jaukų, be abejo. Ir viskas. Ir paskutinis akcentas juodam jaukai, tai spalvoti džiūvėsiai. Ir jaukas turi būti sunkus, turi būti lipnus, kai suspaudi rankoje, jisai turi pavirsti tokį kamoliuką, kuris neišyra nuo metimo ant jauko. Ir dar galim pasitikrinti vandenyje, ar gerai, ar lėtai jisai leidžiasi. Neturėtų būti labai aktyvių detalių, vis dėlto karšis dugninė žuvis. Ir tos detalės geriau, kad neplauktų į viršų. Dėl to tie drėkinimai ir reikalingi. O dabar mes sėdim prie stalo, paruoštą. Kaip visada, 5 jaukos šėryklos. Žiūrėsim, kas dirbs iš gyvų komponentų, iš negyvų, kol kas tradiciškai, o po to jau tikrinsim, kas dirba, kas ne. 5 jaukos šėryklos į tašką. Gal net 7 dėsim, nes vis dėlto žuvį reikia prikviesti. Nemunas didelis. Ir reikia pajaukinti žuvytę. Voras vadinamas. Toksai rimtai atrodo, ne? Bet įsivaizduot, kaip jis po vandenį vilioja. Yra žuveliuokas pirmas, pakankamai greitai iškibo iš antro metimo po startinio jaukinimo. Vadinasi, kol kas viskas padaryta gerai. Kaip bus, žiūrėsim toliau. O, gražus. Tu. Nu, variukai griekpit. Nu, koks kietas. Stiprus. Opa. Liuks. Nedidelis, bet toksai vis vien smagus karšėlis. Va, koksai grožis. O, pelikiuką pastatė. Nu, iš antro metimo.
Kaip matot, sroviai šėryklos, galingos. Aš įsirinkau komfortabilią distanciją, nes aš kaip jau visą laiką sakiau, kad aš mėgstu labai gaudyti plastiko. Tai ekspertinis plastikas, šiandien 120 gramų laiko ant 38 metrų. Tai man to visai pilnai pakanka, nes prasimatavus dugną išaiškėjo, kad yra toli giliau. Tada yra čia toksai iškilimas, šiukšlinas, tokia kaip sala. Ir vat arti tas 38 toks jau įkritimukas į nedidelę dabytę. Tai aš gaudau plastiko ir man žiauriai gerai, nes aš jau ne kartą pasakiau, kad plastikas man patinka dėl jauko padavimo dinamikos, lėčiau išeidinėja jaukas, mažiau išlėkia musės lervos į viršų. Tuo tarpu, jeigu reikia gaudyti labai toli, pavyzdžiui, alikas šiandien gaudo 50 metrų ir ten jau, aišku, plastiko nelaiko, tai jau tada naudojam tokios su kojom, su ragais, vadinamas metalas. 150 gramų mėtų, aš visai nenoriu 150 gramų mėtyti, bet kibimai labai panašus iš principo, bet arčiau, vat, jam, pavyzdžiui, čia nekybo kažkodėl, tai ir susirado tą tolimą tašką ir va, puikiai gauda. Kojų atėjo visas būrys, užpuolė po karšio, gaudom kojas, irgi įdomu, visai nebloga žuvis. Viena po kitos, serijytė, bet manau, kad, kaip aš įsivaizduoju, kad toj kojas baigsis ir ateis karšiukai. Nes pirmas, jeigu buvo karšis, po to kojas, dabar reikia tiesiog šert ir laukti, kol pasibaigs. Tin. Aba. O, tokia. Spagučiais visą. Nerštai šiemet bus neaiškus, tai su atšalimais, prišalimais, visokiais. Neaišku. Nu va, pirmą dalį mes pabaiginėjom. Kaip matėte, atėjo karšiukas. Aš tikiuosi, kad antroji daly jūs pamatysite daugiau karšelių. Nors negaliu pasakyti, kad čia dabar stebuklingai mums kimba. Iš tikrųjų reikia mąstyti, keisti kažką. Tai va, vis pakarpau, tai sliekučio, tai patraukoja musės lervas ir alikui visai neblogai. Irgi keli vat karšiukai užkibo. Bet nėra čia to tokio, kad meti trauki. Ne, reikia kiekvieną žuvį išmastyti. Tai vat prieš išmastant aš dar norėčiau grįžti prie mūsų jaukų. Kaip matėt, mūsų kombinacijos dvi skirtingos, šviesus ir tamsus jaukas. Ir kadangi mano jauko užrašyta karšis ir didelė koja, tai va pas mane koja daug daugiau negu pas aliką, ar ne? Tai vat tamsus jaukas greičiausiai, gal šviesus šiek tiek ir baido koją, ar ne? O prie juodo jinai visai mielai ryja, valgo ir visa patenkinta. Tai va, tai atkreipkite dėmesį ir dar kartą priminsiu, kad mes naudojam skysčius prie jaukų tam, kad jaukas ne tik būtų
kvapnus saldus, ar ne? Ir mano vienas mėgstamiausių dabar skysčių tai yra arba balta žuvis, arba karšis. Šiuo metu laiku vanduo pašils, naudosim egzotinius kvapus, ananasą, tropiką, bet tada, kai jau vanduo daugiau negu 20 laipsnių, 18 ir į viršų. O dabar tokies jie neutralūs, ramus, skanus kvapeliai, į kurie žuvis labai smagiai atsiliepia, ar ne? Ir jis yra saldiklis visų pirma, ir dar ką jisai padaro jau, kad daug sunkesnė, ar ne? Nes jis yra tirštas, cukruotas, kaip ir melasa, ar ne? Tai turėkite omeny, kad žvejodami srovėjai vis dėlto naudokit skysčius, nes jie iš tikrųjų ir dinamiką padaro jauko įdomesnė, tai yra nesigauna to kilimo tų detalių į viršų, ko ir nereikia karšių žvejybai. Ir idėja tokia. Tai gerai, ilsėkite, susitiksim po pertraukos. Tu, karšėnis, toks jau, kibimą jau su nieko nesumaišysim, ne? Sveiki sugrįžę. Gaudom toliau šiandien ir kaip sakiau, kad atėjo matyt karšiukų būrys. Kodėl jam neateiti? Maistas geras, viskas gerai, tai savo ramiai ir maitinasi čia. O mes jį gaudom. Jaukas veikia, viskas tvarkoja, žuvis jį reaguoja, daugiau nieko ir nereikia, kai gerai. Tie smūgiai, kaifas prie pat kranto, bet jie kokie stiprus, nekyla visai šiandien. Tokie atrodo, ar ne, pavasariniai turėtų būti ramesnė, bet to ramumo nėra pas juos, kala savo ir kažkur plaukia, kur jam reikia. Ateik čia. Oi, ir dar nesiramina, ir tinkliukė neramus jisai. Nedidelė, tokie. Bet kovotai man patinka. Gerai kovoja. Oi, kaip šovė jisai, taip užtempė. Jo, karšinių kibimų su nieko nesumaišysi, kaifas visiems didžiulis. Gerai, čia viskas, man atrodo, vyksta. Viskas kaip ir priklauso. Kylam berniukas, vėl kažkur tai jie ten plaukia, kur jiem reikia. Ateini čia. Šitas toksai ilgesnį pasipriešinimą davė ir rimtesnis. Jisai duodasi čia. Pasietuką. Oi. Prašom būti kultūringi. Gražus, ar ne? Gražus karšiukas, ar ne? Yra pavadėlis.
Tai nieko labai protingo čia mes nedarom. Bandėm vėl ilgesniais pavadėliais pažaisti, trumpesniais, bet toksai idealiausias čia metras. Kabliukas nedidelis, 10 numerį, nu irgi nėra mažas, čia bet sportininkų, ar ne, supratimo. Bet ant jo, vat, matot, kaip laisvai telpa kokštas liekučio ir musės lervytė, ar ne, va, toksai va, variantas. Ir šiandien jisai idealiausias. Aišku, aš suprantu ir kitus žvėjus, kurie žvėjoja be jokių va, tokių va, dalykų kaip mes. Aišku, ką nors karpo neįdaro, jie tiesiog gaudo paprastai ir daug paprasčiau negu mes. 3 meškerės, naktiniai sliekai ir irgi pagauna. Nėra čia taip sudėtinga, bet iš tikrųjų, žinokit, kai žuvis kimba, tai jos kimba ant bet ko. Bet kiek va dabar aš matau, kai jos nelabai kimba, tai vis dėlto tas va, pasimažinimas, tas jaukas vis viena duoda savo. Ne veltui mes čia sėdim ir ne veltui mes šiandien karpam. Jeigu kiptų tie karšiai ant to naktinio sliego, tai sėdėčiau aš čia irgi iš vyno užsidėjęs, gaudyčiau ir viskas būtų gerai. Bet ne visą laiką kimba, tai Alikas vėl dirba. Bet iš to atstumo jisai ten lupa, jisai turi perlūpti per visą kalną tą žuvį. Kalnas yra šiukšlinas, tai jisai atsistojęs iš tenai, persimeta per tą visą. Pavydėlė 0,12. 0,12 viskas tvarkosi su žuvim, jokių klausimų čia nėra. O, karšinis kibinas. Yra. Tai tie 2 sliekučiai ir uždaryti musės lervą, jie visiškai idealiai dirba. Ir dirba praktiškai visada. Aišku, uodo trūklė lervas, bet yra kuojos. Vėlgi pastoviai ta dėliojimas ir kuoja kažkaip nereaguoja visai į slieką. Jeigu slieką ima, tai karšiukas. Tai variantas toksai. Nu, va, su šitą žuvį, man atrodo, mes pabaigėm šiandien pasirodymą. Užteks, visai gerai. Kovas geras. Kapojas jie gerai, žiūrėjau, plaukia savo jisai ir viskas. Jam nusispjauti, kad čia aš jį su valu traukiu. Stipri žuvis, kaip nebūtų keista. Ir tokia va, setukė, nerimsta, nėra čia super didelį. Bet kapojasi tai iki paskutinio, ne? Nu, smagi žvejyba buvo. Pabaigsim su šitą žuvim. Ir pažiūrėsim, ką pagavom. Dar trumpas aptarimas. Ir užteks. Pirma tokia rimtesnė srovė žuklė. Fiderio. Sakyčiau, visai gerai. Aišku, mes keliausim aukštyn Nemunu ir atsidarys žvejybos ežeruose. Bet tai, aišku, artimiausia mūsų laidos. Šilumos. Ko mums reikia? Šilumos. O, tokios mūsų žuvytės. Kuojas, aišku, tokios norėtųsi didesnių, bet yra visai neblogų, ne? Tokių egzempliariukų, kurios visai gražiai atrodo. Karšeliai va tie. Jeba. Nu ką, žuvytės, namo? Laukitės čia. Gal mes šiandien fotkinamės, Alikas baigė žvejybą savo. Ir kaip panašiai pagavo, sakė, 5 karšiukus irgi, kojų pasitiktai mažiau buvo. Tai va tokia mūsų žuklė ir dar aš dar parodysiu tą sistemėlę. Noriu priminti visiems prieš atsisveikinant, kad jau daugelį metų kažkaip tai pasiteisinusi ir visiškai prilipusi tą vadinamoji inline, tai karabinas, pintas valas ar ne, karabinas, karaliukas ir fidergamas, kuris tai yra guma, kurie amortizuoja žuvies smūgius ir dėl to mes galime gaudyti su plonu pavadėliu. O plonas pavadėlis prie prasto kibimo tikrai turi daug reikšmės.
Tai šiandien tokie mūsų pamastymai, pasipasakojimai, pasėdėjimai. Viskas. Nei žvyno, nei degos. Susitiksim lygiai po savaitės.